Aš ką tik radau šį apleistą baseiną, kuris pilnas monstriškų žuvų, įskaitant elektrinės ungurius, žmogėdrą šamas galinčius užaugti iki 4 metrų ilgio, mirtina žuvis, kurios gali tiesioginę prasme nuplėšti tavo pirštus ir daugybę kitų monstriškų žuvų, kurių net nebuvau matęs anksčiau. Na, mano tikslas yra išgaudyti kiekvieną iš jų iš šio apleisto baseino, nes čia taip pat yra daugybė itin retų ir brangių žuvų, kurios žus, jei neskubėsime jų išgelbėti. Kalbu apie tokias retas žuvis, kad jos kainuoja $1000. Taigi atsinešiau daugybę tinklų, žuvų gaudyklių ir kibirų ir padarysiu viską, ką galiu, kad išgaudyčiau kiekvieną žuvį iš šio apleisto baseino. Bet tai nebus lengva. Matote, senojo šio baseino savininko daugelį metų ieškojo pačių keisčiausių žuvų ir jomis užpildė baseiną, įskaitant milžinišką 4 pėdų ilgio aba peilinę žuvį, dar vadinamą pavojingiausia gėlavandenė žuvimi pasaulyje. Taigi, tai yra pagrindinis šio vaizdo įrašo tikslas, bet kas žino, ką dar rasime, tad pradėkime tyrinėti. Pirmuosiuose keliuose tinkluose pagavau tik krūvą dumblių ir purvo, bet nenustojau ir galiausiai pagavau savo pirmąją žuvį. O, man atrodo, kažką matau. Pažiūrėkite į tai, vaikimai. Pagaliau pagavome pirmąją žuvį iš apleisto baseino. Ir atvirai pasakius, neturiu jokio supratimo, kokia tai rūšis. Ji šiek tiek panaši į pjūklinę šamą, bet dar niekada nemačiau tokios su dėmėmis. Tai turi būti labai reta. Tačiau nors ši žuvis ir buvo reta, tai buvo tik pradžia. Vaizdo įrašui tęsiantis žuvis tik dar labiau stebins ir stebins. Tačiau kol kas įdėjau šį vaikiną į kibirą ir tęsiau paieškas, o reikalai pradėjo įsibėgėti. Oi, kas tai buvo, o dieve! Helen, esu beveik tikras, kad ką tik mačiau didelę žuvį nuplaukiančią būtent ten. Taip, pažiūrėk, ji tiesiog sujudino visą dumblą. Gerai, tai galėjo būti aba peilinė žuvis, bet matyt vienintelis būdas sužinoti, ją pagauti. Taigi, aš padariau didelį grybšnį toje vietoje, kur paskutinį kartą ją mačiau. Ir nors kažką pagavau, tai tikrai nebuvo ta pabaiso žuvis, kurios ieškojau. Pažiūrėkite į tai, vaikinai. O dieve, mes čia turime dar vieną žuvį. Bet skirtingai nei pirmosios, aš iš tikrųjų žinau, kokia tai rūšis. Tai vadinama Azijos lapinė žuvis. Ir jie taip vadinami todėl, kad jie atrodo kaip lapas. Na, pažiūrėkite į tai. Jei padėtumėte juos šalia kitų lapų, beveik nepastebėtumėte skirtumo, net ir pagal formą. Tai tiesiog beprotiška. Ir tai jiems padeda maskuotis gamtoje. Šios žuvys yra labai šaunios. Ir mes jų tikrai dažnai nesugauname. Taigi tai tikrai geras radinys. Aš paėmiau ir įdėjau jį į kibirą kartu su šamu ir nuėjau toliau. Ir iškart po to man pavyko pagauti didžiausią ir rečiausią žuvį iki šiol. O, Helena, mes kažką turime. Kas tai bebūtų, tai yra milžiniška. O, dieve, Žiūrėkite į tai, žmonės, mes ką tik pagavome milžinišką žuvį. Ji šiek tiek panaši į peilžuvę, bet nemanau, kad mes kada nors esame tokią radę anksčiau. Ji šiek tiek primena auksinės juostos peilžuvę, o jos yra viena iš didžiausių peilžuvių rūšių pasaulyje. Ir be to, jos yra itin retos. Šis įrašas, kurį dabar žiūrite, yra tiesiog vienintelis vaizdo įrašas, kurį radau apie jas internete. Niekada nemaniau, kad iš tikrųjų vieną surasiu, tai beprotiška. Au, o dieve. Gerai, jei nežinojate, visos peilžuvės yra elektrinės ir jis ką tik mane nutrenkė. Manau, turėtume jį tiesiog įdėti į vonelę. Ai, o dieve, kaip skauda. Aš paėmiau ir įdėjau auksinės juostos peilžuvę į šią vonelę, kurioje laikysime visas didesnės žuvis. Ir iškart po to dar kartą dideliu samteliu pasėmiau apleistame baseine. Ir kai rodžiau aukštyn, pastebėjau dar vieną beprotišką žuvį. Oho, ką mes čia ką tik pagavome, žmonės? Tai tikrai beprotiškai atrodanti žuvis. Au, au. O, man atrodo, ji mane ką tik įkando. Tai nelabai malonu. Mes juk tiesiog bandome tave išgelbėti. Palauk minutėlę, Elena, man atrodo, ji man neįkando. Pažiūrėk į šitą žuvį. Ji turi tarsi 2 milžiniškus ašmenis išlendančius iš galvos. Taip, teisingai išgirdai. Jeigu įsižiūrėsite, ši žuvis turi 2 milžiniškus spyglius išlendančius iš jos snukio. Ir jie yra itin aštrūs. Tai visiškai siaubinga, žmonės. Gerai, dabar turime būti labai atsargus laikydami šią žuvį, bet vėlgi nemanau, kad esame tokią pagavę anksčiau. Šis apleistas baseinas yra beprotiškas. Mes tik pradėjome, o jau gaudome žuvis, apie kurias net nežinojau, kad egzistuoja. Tačiau tai buvo tik pradžia. Šiame apleistame baseine vis dar yra šimtai žuvų. Taigi aš toliau gaudžiu tinklu, kad pažiūrėčiau, ką dar galiu rasti. O, jaučiu kažką tinkle, Helene. Kas tai bebūtų, tai didelis. Štai jis čia pat. Negali būti. Pažiūrėk į tai. Pagavome pakų. Negali būti. Bet tai ne bet koks pakų. Šis yra albinosas. Dabar esu tikras, kad jūs jau matėte, kaip šiame kanale esu pagavęs daug pakų. Taigi žinote, kad šios žuvys yra piranijų pusbroliai. Jos turi itin aštrius dantis ir yra labai agresyvios kitų žuvų atžvilgiu. Taigi, nors tai ir nėra aba peilžuvė, gerai, kad ištraukėme šitą iš apleisto baseino, nes jis tikrai galėjo pulti kitas žuvis. Ir na, aš nenumaniau, kad šiame apleistame baseine buvo vienos rečiausių ir brangiausių žuvų pasaulyje. Todėl turiu paskubėti ir jas išgelbėti. O, matau čia 2 žuvis. Mes pagavome ne vieną, o 2. Kas čia per velnes? O dieve. Žiūrėkit, atrodo, kad čia turime mažąjį geofagą. Tai labai brangi cikliudų rūšis. Mes beveik niekada jo nesugauname. Ir štai čia
atrodo, turime Rafaelio šamą. Ir nors jis gana mažas, turime būti labai atsargus laikydami šį vaikiną, nes jo kūnu eina labai aštrūs spygliai. Jei tavo pirštas paklius tarp jo pelekų, au. Gerai, jis gali tave lengvai perpjauti. Bandžiau parodyti ir jis mane pagavo. Tai nebuvo gera idėja. Au, paleis, prašau, au. Laimiai, man pavyko priversti jį paleisti mano pirštą ir abu žuvis įdėjau į kibirą. Taip matote, jis greitai prisipildė. Bet tai dar buvo niekis. Tyrinėdami šį apleistą baseiną rasime dar daugybę kitų žuvų ir jos bus vis didesnės. Taigi, aš nuėjau giliau į baseiną ir netrukus radau dar kažką. Fu, Helena, kas čia per daiktas? Ką tik pagavome dar kažką, bet tai tikrai ne žuvis. Ar čia dėlė? O, tik nesakykit. Man atrodo, mes dar niekada nesame pagavę dėlės, vaikinai. Jeigu nežinote, kas yra dėlė, tai kraują siurbiantis parazitas, kuris platina daugybę ligų. Taigi tikrai nenorėtumėte, kad jūs įkastų. O ne, palauk. Ji dabar ropoja man ant piršto. Pažiūrėk, Helena, prašau, nedaryk to. Ne, jis ant mano piršto, vaikinai. Nežinau, ką daryti. Ar tiesiog nuplėšti jį? Prašau, neprisikabink prie manęs. O, jis įsikabino į mano pirštą. O ne, dabar negaliu jo nuimti. Jo burna tokia stipri, pažiūrėkit į tai. Tai labai blogas ženklas, vaikinai, nes dėlės pavojingos ne tik žmonėms. Jos gali pulti ir žuvis, bei bet kokį kitą vandenyje gyvenantį gyvūną. Na, jei ten yra viena, turi būti ir daugiau. O dieve, štai pagavau ją. Taigi, manau, galima drąsiai sakyti, kad su visomis šiame apleistame baseine esančiamis mirtinomis būtybėmis šioms žuvims baigėsi laikas. Gerai, ji vėl įsikibo į mano pirštą, prašau, paleisk mane. Aš paėmiau ir įdėjau dėlę į šį mažą indėlį, nes nežinau, ką dar su ją daryti. Galbūt pasiliksiu ją kaip augintinį. Parašykite komentaruose žemiau, ar turėčiau tai padaryti. Bet kol kas aš toliau gaudžiau tinklu ir viskas darėsi vis beprotiškiau. O, Helena, jaučiu kažką didelio tinkle. Pažiūrėkime, ką mes pagavome. Štai ten. O dieve, tai milžiniška pjūklaudegė šamė. Bent jau taip maniau, bet kai atidžiau pasižiūrėjau, supratau, kad tai kur kas retesnis padaras. Palaukit, žmonės, tai nėra pjūklaudegė šamė. Iš tikrųjų, tai vadinama granuliozinė šamė ir jos yra daug retesnės. Jos labai panašios į pjūklaudegę šamės. Visas kūnas nusėtas dygliais ir jos labai agresyvios, kaip matote. Au! Aš kaip tik norėjau pasakyti, kad nenorėtumėte gauti per kūną jų uodegą, bet ką tik pats gavau ir dabar kraujuoju. Puiku, bet jei prisimenate Rafaelio šamą, kurį pagavome anksčiau, tai iš esmės yra didesnė jo versija. Ir tikrai nekišiu piršto tarp jo pelekų. Šitas iš tikrųjų galėtų nukasti man pirštą. Taigi, manau, tiesiog įdėsime jį į vonelę. Kaip matote, vonelė jau pradėjo pildytis didesnėmis žuvimis. Bet patikėkite manimi, tai dar niekis. Ankstesnis šio baseino savininkas sakė, kad čia buvo tikrų monstrų, tokių didelių kaip aš. Bet jei norime juos pagauti, turime eiti į giliausią baseino vietą. Taigi paėmiau didžiausią tinklą, kokį turėjau ir pradėjau semti. Kai staiga tai nutiko. Oi, o dieve. Helena, tinkle kažkas didelio. Pažiūrėk į tai. O kas tai? Jis mane įtrauks vidun. Mes juk taip bandome tave išgelbėti. Prašau, pripilk vandens visur. Šitas daiktas toks sunkus. Na, pirmyn. O dieve, negali būti. Kur jis dingo? Jis ką tik praplėšė tinklą, matei tai? Palauk, jis ten. Man atrodo, mačiau, kaip jis nuplaukė tą kryptimi. O, tai labai blogai. Aš šį tinklą naudoju vos 5 minutės, o jis jau sugadintas. Pažiūrėk, kokio dydžio skylė. Gerai, akivaizdu, kad čia kažkas milžiniško. Nelabai gerai jį pamačiau, taigi nežinau. Galbūt tai buvo aba peilinė žuvis, kurio mes ieškome. Mano vienintelis būdas sužinoti - tęsti paieškas. Taigi, aš pasiėmiau naują tinklą ir dar kartą pamėginau semti ir reikalai ėmė įsibėgėti. O, Helena, man atrodo, mes kažką pagavome. Kas tai bebūtų, atrodo gana didelis. Prašau, nepraplėšk skylės tinkle. O, pažiūrėk į tai, netikiu. Tai didelis Marbo Dakoro šamas. O, kaip šaunu, vaikinai. Tai tikrai didžiausia žuvis, kurią iki šiol radome ir viena rečiausių. Tačiau, kai atidžiau pasižiūrėjau, supratau, kad ši žuvis buvo pilna įkandimų žymių. Vadinasi, kažkas ją puolė. O tai tikrai blogai, vaikinai. Faktas, kad tokia didelė žuvis yra puolama, reiškia, kad čia vis dar yra kažkas daug didesnio ir daug agresyvesnio. Ir nors mes gaudėme daugybę žuvų tinklu, vėliau vaizdo įraše mums teks imtis kraštutinių priemonių, kad viską sugautume. Nuo žuvų gaudyklių statymo iki to, kad patys lipsime į apleistą baseiną su visomis šiomis mirtinomis žuvimis, bet kol kas aš įdėjau Marbo Dakorą į vonelę ir toliau gaudžiau tinklu, kol pagavau iki šiol pavojingiausią žuvį.
O dieve, ar tai ką aš manau? Vaikinai, mes ką tik pagavome kažką visiškai beprotiško. Štai čia vadinama vampyrinė žuvimi. Ir jos taip vadinamos todėl, kad turi didžiausius dantis iš visų gėlavandenių žuvų pasaulyje. Laimiai tai tik jauniklis, jos užauga daug didesnės nei ši. O kai jos visiškai užauga, jų dantys gali siekti net iki 10 cm ilgio. Nors ši yra tikrai maža, turime būti labai atsargus ją laikydami, nes mane jau yra kandusios šios žuvys ir tai tikrai nėra malonu. Nors tai buvo pavojingiausia žuvis, kurią iki šiol pagavome, ji yra per maža, kad galėtų pulti visas kitas žuvis. Taigi įdėjau jį į kibirą ir toliau ieškojau to monstro aba pilžuvės bei visų kitų monstrų, kurie čia yra. O dieve, tinklas tikrai sunkus, vaikinai. Manau, ką tik pagavome krūvą žuvų. Pažiūrėkite į tai, negaliu patikėti. Tai daugiausia žuvų, kiek esame pagavę vienu metu tinkle. Gerai, turime labai greitai veikti. Leiskite man paimti kibirą. Turime pripildyti kibirą. Vaikinai, šiame tinkle tiek daug žuvų. Pirmiausia, atrodo, kad čia pagavome didelį plako. Bet tai ne bet koks plako, tai karališkasis plako. Jie yra daug retesni. Ir taip, šios žuvys iš esmės yra ateiviai. Pažiūrėkite į jų burną. Tai visiškai baisu. Tai gali būti didžiausias, kokį esame radę. Tai tikrai geras radinys. Čia tiek daug žuvų, net nežinau, kurią paimti. Gerai, ši visai pašėlo. Nusiramink, nusiramink. Net nežinau, kas tai yra. Jis šiek tiek panašus į garą, bet neatrodo kaip tie, kuriuos esame pagavę anksčiau. Pažiūrėkite į visas tas dėmes ant jo. Tai taip šaunu. Sprendžiant iš to, kokios pašėlusios visos žuvys šiame apleistame baseine, spėju, kad ši žuvis yra gana reta. Taigi parašykite komentaruose, jei žinote, kas tai yra. Bet kokiu atveju mes ją įdėsime į kibirą. Ir atrodo, kad čia turime dar dvi žuvis. Tai raudonuodegis šamas. Esu tikras, kad jūs žinote, kas tai yra. Tai viena mano mėgstamiausių žuvų visais laikais. Tiesioginė prasme dabar turiu ją ant savo marškinėlių ir kepurės. Ir dar viena čia spurda. Nusiramink, bičiuli, mes tave paimsime. Manau, tai raudonuodegė milžiniškoji guranė. Ir patikėkite ar ne, tai didžiausia guramių rūšis pasaulyje. Jos užauga milžiniškos. Taigi, abi šios žuvys vieną dieną taps tikrais monstrais. Bet kol kas jos tik mažylės. Taigi, mes jas įdėsime į kibirą ir manau, tai viskas, kas buvo tinkle. Ką mes gavome? 4 žuvis? Tai neįtikėtina. Kaip matote, kibiras greitai pildėsi, bet mums dar buvo likęs ilgas kelias, taigi tęsiau paieškas. Ir jau kitame tinkle padariau stulbinantį atradimą. O dieve. Ar tai, ką aš manau? Helena, pažiūrėk, ką tik pagavome. Tai aba pilžuvė. O, tai taip šaunu. Na, tai tikrai ne ta didžioji, kurios mes ieškome. Ši yra tokia maža. Pažiūrėk į jį. Tai gali būti mažiausia aba pilžuvė, kokią esu matęs. Bet tai gali reikšti tik viena. O tai reiškia, kad aba pilžuvė čia veisiasi. Ir jei tai tiesa, ši gelbėjimo misija taps daug sudėtingesnė. Nes jei nežinojate, aba pilžuvės nesusilaukia tik vieno jauniklio. Jos turi šimtus. Taigi aš paėmiau šį mažylį ir įdėjau į kibirą, o tada tęsiau toliau. Ir iškart po to pagavau dar vieną žuvį, bet ši buvo daug didesnė. O, Helena, kažką jaučiu. Pažiūrėk, mes sugavome didelę žuvį tinkle. O dieve, kas čia per žuvis, vaikinai? Au, o jis mane stipriai įdūrė. Kas tai bebūtų, jis turi labai aštres spyglius. O, manau, kad tai norvinio šamas. Jūs turbūt juokaujate, vaikinai, nesitikėjau čia rasti tokio. Jie yra giminingi ripso šamams, bet neužauga tokie dideli. Iš tikrųjų, manau, kad tai didžiausias, kokį esame radę. Au. Gerai, au. Manau, kad dabar neturėčiau jo laikyti, vaikinai, jis visiškai panikavo. Galiu netekti piršto, jeigu jo tuoj pat neįdėsiu į indą. Tad padarykime tai. Au! Po to toliau gaudžiau tinkleliu apleistame baseine, kai staiga ištraukiau rečiausią iki šiol žuvį. Oho, vaikinai, manau, kad tokias dar nebuvome radę. Palaukit, iš tikrųjų manau, kad žinau, kas tai yra. Negali būti. Ši čia vadinama Voligo šamų rūšimi. Ir priežastis, kodėl dabar taip jaudžinuosi, yra ta, kad šie vaikinai yra vieni iš 7 pasaulyje žmonės ėdančių šamų. Šiame kanale jūs jau matėte, kaip radau daug žmonės ėdančių žuvų, tokių kaip gunčias, pariba ir šamas banginis. Bet Voligo šamo dar niekada nebuvome radę. Jie yra itin reti. Pagalvoti, kad ši maža žuvelė vieną dieną užaugs tokia didelė, kad galės mane suėsti, yra tiesiog baisu. Kaip galite suprasti, tai tikrai buvo mano mėgstamiausias radinys iki šiol. Tačiau aš nežinojau, kad čia vis dar yra daugybė žuvų, kurios yra kur kas retesnės. Ir tai dar nebus vienintelis žmonės ėdantis šamas, kurį rasime. Taigi įdėjau Voligo šamą į kibirą ir paėmiau kitą tinklelį. Iš pradžių atrodė, kad jis visiškai tuščias. Bet kai atidžiau pasižiūrėjau, padariau siaubingą atradimą. O ne, Helena, ar tai tikrai tai, apie ką galvoju? Tai yra kojų pirštų kandikas. O, ir jis artėja prie manęs. Jei nežinote, kas yra pirštų kandikas, tai yra vandens vabzdys, kuris kandžioja jūsų kojų pirštus ir iš tikrųjų yra nuodingas. Jie mane
jau yra kandę anksčiau ir tai yra labai skausminga. Na, jei čia yra vienas, tikriausiai yra ir daugiau. Todėl turiu būti labai atsargus, jei vėliau vaizdo įraše lipsiu į baseiną. O dieve. Gerai, turiu jį pagauti, nes nenoriu, kad jis grįžtų į apleistą baseiną. Tiesiog paimsiu jį, štai tai, prašau nekask manęs. O, štai, pagavau jį, pažiūrėkite į tai. Matote jo iltis čia pat, jos milžiniškos. Būtent jomis jie jūs kanda. Ir kaip sakiau, tai yra labai skausminga, rimtai, aš nejuokauju. Taigi, manau, tiesiog įdėsiu jį į šį kibirą, taip jis nebegrįž manęs kasti. Oho, palauk, kas čia per velnės, Jelena? Pripyliau kibirą baseino vandens ir pažiūrėk, kas jame yra. Net nežinau, kas tai per padarai, bet jie tikrai yra vabzdžiai. Gerai, manau, kol kas tiesiog vėl įdėsiu jį į kibirą. Jūs šitame apleistame baseine gyvena tikrai beprotiški padarai. Po to grįžau prie gilesnės dalies ir viskas pradėjo įsibėgėti, o žuvys darėsi vis didesnės ir didesnės. O dieve, Helena, mes turime kažką didelio tinklelyje, pažiūrėk į tai. Prašau, nepraplėšk skylės, negaliu sau leisti dar vieno tinklo. Ramiai. O dieve, tai beprotiška jūs. Pagavome milžinišką tigrinį šamą su kastuvo formos nosimi. Ir tai gali būti vienas didžiausių, kokį esame kada nors pagavę. Pažiūrėkite, koks jis didelis. Tai taip šaunu. Ne kiekvieną dieną rasi tokį didelį tigrinį šamą su kastuvo formos nosimi, bet iš karto matau, kad jo būklė nėra gera. Jis visas apkandžiotas, o jo ūsai visiškai nuplėšti. Ir atrodo, kad jis dar ir aklas viena akimi. Oi, kaip liūdna. Na, manau, drąsiai galima sakyti, kad šią žuvį tikrai kažkas puola apleistame baseine. Bet laimiai, jis vis dar gyvas. Taigi, mes jį radome pačiu laiku. Nors tai tikrai buvo didžiausia žuvis, kurią iki šiol radome, garantuoju, kad šiame baseine vis dar yra daug didesnių žuvų. Taigi, aš dar kartą plačiai pasėmiau tinklu giliojoje dalyje ir kai pakėliau, pamačiau daugybę žuvų viduje. O, Helena, matau kažką tinkle. Gerai, mes kažką pagavome. Palauk, mes čia pagavome kelias žuvis, pažiūrėk į jas visas. Pažiūrėk į tai. Gerai, čia turime raudonpilvį pakų. Jei prisimenate, anksčiau pagavome vieną, bet jis buvo albinosas. Šis yra paprastas, todėl nėra toks retas. Bet žmogau, jis vis tiek turi labai aštrius dantis, pažiūrėk į tai. O, tai baisu. Gerai, tik nekask manęs. Į kibirą pirmyn. Pažiūrėkime, ką dar čia pagavome. Palauk, Helena, pažiūrėk į tai. Aš žinau, kas tai yra. Tai yra kažkas tikrai ypatingo. Kaip matote, jis atrodo kaip lapas, panašiai kaip ta kita žuvis, kurią pagavome anksčiau. Ta buvo Azijos lapinė žuvis, ši yra Afrikos lapinė žuvis. Jos yra šiek tiek retesnės, mes jų pagauname ne taip dažnai, taigi tai tikrai geras radinys. Į kibirą pirmyn. Ir man atrodo, kad čia mačiau dar vieną žuvį. Štai ji. Ši yra daug mažesnė, bet kasgi tai yra? Jūs, mes ką tik pagavome kažką beprotiško. Nemanau, kad kada nors esu matęs ką nors panašaus. Vaikinai, pakomentuokite žemiau, jei žinote, kas tai yra, bet aš visiškai neįsivaizduoju. Tai atrodo beprotiškai. Oho, tas laimikis buvo beprotiškas. 3 tikrai šaunios žuvys, bet žinau tikrai, kad ten yra daug daugiau. Taigi turime tęsti. Aš paėmiau ir sudėjau visas žuvis į kibirą ir nuėjau toliau. Ir jau kitų pasiėmimų pagavau kažką kitą. Bet tai nebuvo žuvis. Štai čia yra mažas vėžliukas. To tikrai nesitikėjau. Ir tai ne bet koks vėžlys. Tai yra albinosas raudonausis vėžlys. Jie iš tikrųjų yra gana reti. Bet tai reiškia, kad šiame apleistame baseine yra ne tik žuvų. Taigi, kas žino, ką dar pagausime? O, palauk minutėlę. Helena, pažiūrėk ten. Ar čia tikrai tai, ką galvoju? Esu beveik tikras, kad ant vėžlio yra dėlė. Pažiūrėkite tai. O taip, tai tikrai dėlė. Ir ji milžiniška. Ši yra daug didesnė nei ta, kurią radome pirmą kartą. Ji labai stipriai įsikibusi, vaikinai. Gerai, turime sugalvoti, kaip nuimti šią dėlę nuo vėžlio, nes kitaip jie gali jį davini nužudyti. Taigi aš greitai paėmiau replės ir laimiai man pavyko nuimti dėlę. Bet sprendžiant iš to, koks storas buvo jos pilvas, jie tikrai jau kurį laiką maitinosi šiuo vėžliu. Taigi gerai, kad ją pašalinome. Bet tai tik įrodo, kad šiame baseine knibžda dėlės. O tai dar viena priežastis, kodėl turime sugaudyti ir išgelbėti visus gyvūnus. Gerai, paimkime didelį samtį čia. Na, duok man ką nors gero. Oi, sunku. Manau, kažką pagavome. Pažiūrėkime. Ar čia kas nors yra? O, kas tai buvo? Ten kažkas purda. Kas tai? O, Helena, pažiūrėk čia. Ramiai, netikiu savo akimis. Aš to visiškai nesitikėjau, jūs vaikinai. Šitas čia vadinamas datnoidų ir jie yra itin reti. Manau, šiame kanale esame radę tik 2 ar 3 tokius. Taigi tai tikrai šaunu. Tai turbūt vienas beprotiškiausių apleistųjų baseinų, kuriuos esame kada nors tyrinėję. Kiekviena žuvis, kurią čia pagauname, tiesiog neįtikėtina. Bet nors tai buvo beprotiška, tai nebuvo vienintelė žuvis tinkle. Kai dar kartą jį peržiūrėjau, radau štai ką. Tai didelė žuvis. O dieve, negali būti. Tai didelis garas. O, atsargiai. Gerai, jis dabar bando mane įkasti. Jūs, vaikinai, tai milžiniškas garas. Turime būti labai atsargus. Kaip matote, jie turi itin aštrius dantis ir yra labai agresyvūs. Tad atvirai, manau, kad turėtume jį kuo greičiau įdėti į vonelę, kol jis manęs neįkando. Kaip matėte, žuvys darėsi vis didesnės ir didesnės, bet tai dar buvo niekis. Reti ir didžiausi egzemplioriai vis dar buvo baseine ir juos pagauti darėsi vis sunkiau. Ir supratau, kad vienintelis būdas išgelbėti
visus šiuos gyvūnus įlipti į vandenį. O dieve, tai taip baisu, tai gali būti pati blogiausia mano idėja. Turiu omenyje, čia tiesioginė prasme yra mirtinų žuvų, kurios bet kurią akimirką gali mane užpulti. Nors tai buvo labai baisu, bet tikrai buvo verta, nes pirmų bandymų pagau didžiausią žuvį iki šiol. Helene, man atrodo, kažką pagavau. Kas tai bebūtų, atrodo labai didelis. O dieve. Ji mane tempia į vidų. O ne, dabar esu visas šlapęs. O, vanduo toks šaltas. Kas čia per daiktas jūs? Tai taip sunku. Vos galiu pakelti. Negali būti. Helene, pažiūrėk į tai. Jis tiesiog trenkė man per veidą. Gerai, tai nebuvo šaunu, bičiuli. Mes juk tave gelbstime. Bet pažiūrėkite į šio pjūklinio šamo dydį, vaikinai. Gerai, nežinau, kodėl dabar bandau jį pakelti. Turime būti labai atsargus laikydami šitą vaikiną. Jei mane sužeis šie spygliai, nieko gero nebus. Manau, tai ta didelė žuvis, kuri anksčiau praplėšė tinklą. Oho, palauk, Helene, pažiūrėk į tai. Ką tik pastebėjau, kad šiam pjūklo šamui trūksta vienos akies. Tai beprotiška. Jis iš tikrųjų turi tik vieną akį. Niekada to nesu matęs anksčiau. Nežinau, ar taip nutiko dėl to, kad Aba pilžuvė iškando jam akį, kaip ir tigriniam kasturnosui, jis visiškai pašėlęs. Žinai ką, manau, turėtume jį kuo greičiau įdėti į vonelę, kol viskas nesibaigia blogai. O dieve, liaukis. Nors tai buvo didžiausia žuvis, kurią iki šiol radome, aš net nenumaniau, kad ji net nebuvo didžiausia šiame apleistame baseine. Na, jų pagauti vien tik tinklu nebus lengva, todėl vėliau šiame vaizdo įraše čia pastatysiu daugybę žuvų gaudyklių. Kas žino, ką mums pavyks sugauti. Bet kol kas aš toliau sėmiau tinklu ir man pavyko pagauti rečiausią iki šiol žuvį. O, kažką pagavome. Kažkas yra tinkle. Kas tai? O, ji bando pabėgti. Ramiai, ramiai. Negali būti. Ar čia tikrai tai, ką aš manau? Štai čia yra bičeris, bet tai ne bet koks bičeris. Šis iš tikrųjų yra platininis, todėl jis yra vienas rečiausių pasaulyje. Na, tik pažiūrėkite į jį. Jis tiesiog atrodo kaip tikras gyvas dinozauras. Šie padarai atrodo tokie priešistoriniai. Oi, ne, jis bando pabėgti. Prašau, grįžk čia. Ne, negaliu prarasti šios žuvies, vaikinai. Ji labai brangi. Gerai, tiesiog įdėkime ją į kibirą. Iškart po to pagavau dar vieną žuvį tinkle, bet ši buvo viena keisčiausių būtybių iki šiol. Kas per velnes, Helene, pažiūrėk į šią žuvį. Ar matai tai? Ji atrodo kaip tikras ateivis. Gerai, aš neturiu jokio supratimo, kas tai yra, vaikinai, bet jis atrodo beprotiškai keistai. Bet ar jis gyvas? Palaukite, jis nejuda. Labas. Vaikinai, man atrodo, kad jis negyvas. O, palaukite, ne, štai jis. Gerai, jis gyvas, jis spurda. Nusiramink, draugužė, nusiramink. Vaikinai, tai tikrai keistai atrodanti žuvis. Nemanau, kad esame tokią pagavę anksčiau. Man atrodo, tai kažkokia pilžuvė. Arba gal ungurys? Nežinau. O, palaukite minutėlę. Gerai, turime jį įdėti į kibirą, nes iš tikrųjų matau dar vieną žuvį tinkle. Ir kai ją ištraukiau, supratau, kad tai ne šiaip žuvis. Tai buvo gėla vandenė pūslė žuvė. Negali būti, Helena, pažiūrėkite. Nesitikėjau tokios rasti. Au. Ar matei tai? Jis ką tik mane įkando. Pažiūrėk, dabar turiu įkandimo žymę ant piršto. O ne, ir jis dabar pučiasi, tai negerai. Viskas gerai, draugė, aš tave gelbėju, prašau, lipk į kibirą. O ne, ar jam viskas gerai? Žinokit, kaip pūslė žuvė išsipučia, tai nėra gerai, tai iš tikrųjų gali jas nužudyti. O, jis plaukia. Gerai, jis plaukia, jam viskas gerai, ačiū Dievui. Mes tiesiog laikysime jį tame kibire, nes, kaip matėte, pūslė žuvės yra labai agresyvios ir nenorime, kad jis pultų kitų žuvų. Gerai, einam toliau, judėsime šiek tiek giliau, tai labai baisu, tikiuosi, niekas manęs neužpuls. O, turbūt per anksti apsidžiaugiau, kažkas trenkėsi į mano koją. Prašau, tebūnie tai aba pilžuvė. Palauk, ji iš tikrųjų labai sunki. Hele, man atrodo, mes ją pagavome, kas tai bebūtų. Kas čia per velnes? Oi, atsargiai. Tai milžiniška vėžlėjus, hebra. O, jis toks sunkus. Net negaliu jo pakelti. Pažiūrėkite į tai. O, tai minkštašarvis vėžlys. Bet tai tikriausiai didžiausias, kokį esu kada nors pagavęs. Oi, ne. Au, grįžk čia. Bišk čia! Pagavau jį, Helena. O tai buvo įtempta, bet mes jį pagavome, vaikinai. Tai nėra aba pilžuvė, todėl šiek tiek nusivyliau. Bet jei ką nors žinote apie minkšto šarves vėžles, žinotumėte, kad jie yra labai agresyvūs. Taigi gerai, kad jį iš čia ištraukėme, nes jis tikrai galėjo pulti kitas žuvis. Taigi manau, kad perkelsime šį vaikiną į vieną iš mano tvenkinių prie namų. Ir tikiuosi, kad tai pavyks padaryti taip, kad jis mūsų neįkastų. Gerai, jis nėra patenkintas. Įdėjęs vėžlį į vieną iš savo tvenkinių, toliau tyrinėjau apleistą baseiną. Ir nemeluosiu, šią žuvis darėsi vis sunkiau ir sunkiau pagauti. Taigi nusprendžiau eiti giliau į baseiną ir ilgai netruko, kol kažką pagavau. O, kas čia per velnes? Helene, mes pagavome kažkokią ungurį tinkle. O, jis išprotėjo. Nusiramink, palauk minutėlę, tai ne ungurys. O, atsargiai, tai didelė plaudžuvė. O, kaip šaunu, jis bando grįžti į baseiną. Ne, mes bandome tave išgelbėti, draugužė. O, pažiūrėk į tą burną, tai baisu. Gerai, kaip ir su pūstuve, nenorime, kad šis vaikinas mus įkastų. Jie turi labai aštrius dantis, bet tai yra labai šaunu. Plaužuvės yra vienos mano mėgstamiausių žuvų
visame pasaulyje. Tai viena iš nedaugelio žuvų, kurios iš tikrųjų gali kvėpuoti ne vandenyje. Ir patikėk ar ne, jos gamtoje gali išgyventi be vandens net kelis mėnesius. Ir kas tikrai šaunu, jos iš tikrųjų naudoja šias mažas kojeles čia, kad vaikščiotų sausuma, ir jos iš tikrųjų perima iš vieno tvenkinio į kitą. Tai beprotiška. Nors ta plūdžiuvė buvo tikrai įdomus radinys, tai niekis palyginti su tuo, ką pagavome kitu graibšto mostu. O dieve Elena, pažiūrėk į žuvį, kurią ką tik pagavome. O, negali būti. Iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip paprasta raudonuodegis šamas, bet iš tikrųjų tai vadinama trumpakūnių raudonuodegių šamu. Ir jos taip vadinamos todėl, kad jų kūnai yra daug trumpesni. Ir taip yra todėl, kad jos genetiškai modifikuotas taip atrodyti. Paprastai trumpakūnės žuvys būna daug apvalesnės ir jų kūnai labiau suspausti. Ir tiesą sakant, tai daro jas daug mielesnės. Na, pažiūrėk į šitą vaikiną. Jis tiesiog žavingas. Tai buvo tikrai ypatingas radinys, nes visada norėjau turėti trumpakūnį raudonodegį šamą kaip augintinį. Bet iki šiol net nebuvau jos matęs, nes jos yra tokios retos. O dieve, pažiūrėkite, koks jis mielas vandenyje, jūs hebra. Prašau, parašykite komentaruose vardą mūsų naujai trumpakūniam raudonuodegiui šamui, nes jį gali tapti mano nauja mėgstamiausia žuvimi. Gerai, na, nežinau, ar galime tai pranokti, bet kas žino, šis apleistas baseinas yra visiškai beprotiškas. O dieve, pažiūrėkite į tai. Ką tik pagavau dar 2 žuvis, jūs hebra. O, ši visai pašėlo. Nusiramink, mes tave gelbstime. Palaukite minutėlę, man atrodo, žinau, kas tai yra, jūs hebra. Ši čia vadinama leporanas. Ir patikėkite ar ne, jos iš tikrųjų yra labai agresyvios. O dieve, ir jos labai greitos. Kaip matote, jis dabar visiškai išsigandęs. Gerai, žinote ką, tiesiog įdėsime jį į kibirą. Bet man atrodo, kad čia mačiau dar vieną žuvį. Kur ji dingo? O, štai ji, Helenė. Pažiūrėk į tai. Negali būti. Ar juokauji? Ši čia vadinama skatu. Ir aš tikrai nustebęs, kad ką tik jį pagavome iš apleisto baseino. Ir taip yra todėl, kad paprastai jie randami sūriame vandenyje. Bet kartais gali gyventi ir gėlame vandenyje. Tačiau iš tikrųjų turime būti labai atsargus laikydami šį vaikiną. Nors jis atrodo labai mažas ir nepavojingas, jei jums įdurs ant jo galvos esantys dygliai, tai iš tikrųjų gali jūs paralyžiuoti. Taigi, tikiuosi, kad taip nenutiks. Bet patikėkite ar ne, tai ne vienintelis keistas dalykas apie šią žuvį. Jos taip pat garsėja tuo, kad ėda išmatas. Taip, teisingai išgirdote, šios žuvys tiesioginė prasme ėda išmatas. Tai žinote ką? Aš tiesiog įdėsiu jį į kibirą, kol dar neparalyžiavau ar nepasigavau kokios nors ligos. Iškart po to paėmiau dar vieną didelį samtį ir ištraukiau dar daugiau keistų žuvų. Helen, tu turbūt juokauji, pažiūrėk į tai. Kiek žuvų yra šiame apleistame baseine, jūs vaikinai? Oi, gerai, nustokite taškyti vandenį man į veidą, nuo šito gausiu amebų. Gerai, štai čia yra dar viena milžiniška garamė. Tai ta pati rūšis kaip ir ta, kurią pagavome anksčiau, bet kaip matote, ši yra albinosė. Ir jūs jau žinote, kad albinosus rasti daug sunkiau. Taigi tai tikrai šaunu. O čia kas čia? O, tai kažkokia šamų rūšis. Nustokite mane taškyti. Dabar štai čia atrodo tarsi mažas tigrinis kastuvanosinis šamas. Bet jei pažiūrėsite atidžiau, jis turi dėmes, o ne juostas, ko aš dar niekada nemačiau. Taigi parašykite komentaruose, jei žinote, kas tai yra, nes aš neturiu jokio supratimo. Ir man atrodo, čia buvo dar viena žuvis. Kur ji dingo? Ar ji išplaukė? O, palaukite. Ne, ji čia pat. Helenė, pažiūrėk. Negali būti, pažiūrėk į tai. Tai taip šaunu. Dabar panašiai kaip tas skatas, čia yra mono žuvis ir paprastai jas gyvena sūriame vandenyje. Tad nežinau, ką jis čia veikia. Bet tiesą sakant, manęs jau niekas nebestebina. Turiu omenyje, aš net nesuabejočiau, jei čia būtų koks nors ryklys ar kažkas panašaus. Ir na, galbūt buvau teisus, nes iškart po to nuėjau giliau į apleistą baseiną, kai staiga kažkas mane užpuolė. Oi, o dieve, o Helena, kažkas ką tik trenkė man į koją. Gerai, kas tai bebūtų, tai buvo kažkas didelio, vaikinai. Štai vėl, ištraukite mane iš čia, man gana, ar matėte tai? Tai turėjo būti aba, tailinė žuvis. Ai, kaip skauda, man atrodo, kad mane įkando vaikinai. O dieve, pažiūrėkite į tai. Kas ten bebūtų buvę, man net per britkelnes įpjovė. Kaip tai išvis įmanoma? Gerai, taip, aš tikrai ten daugiau negrįšiu. Bet akivaizdu, kad apleistame baseine vis dar buvo daugybė žuvų, kurioms reikėjo mano pagalbos. Taigi padariau vienintelį dalyką, kurį galėjau. Pastačiau kuo daugiau žuvų gaudyklių ir palikau jas ten per naktį. Gerai, štai planas. Turiu 2 mažesnės žuvų gaudyklės, kurias padėsime seklioje dalyje, o tada turime mano milžinišką žuvų gaudyklę, kurią padėsime gilioje dalyje. Kaip matote, ši gaudyklė yra milžiniška. Tikiuosi, kad būtent ši gaudyklėje pagaus aba peilinę žuvį. Taigi visas jas užmasinsime tilapijomis ir tikėkimės, kad tai suveiks. Pastačius visas 3 žuvų gaudyklės, palikau jas ten visai nakčiai ir po maždaug 6 valandų pagaliau atėjo laikas jas ištraukti. Gerai, vaikinai, pagaliau atėjo laikas patikrinti žuvų gaudyklės. Pradėsiu nuo mažesnių gaudyklių, o tada pereisime prie didžiausios. Palauk minutėlę, Helena. Jie iš tikrųjų gana sunki. Manau, kažką pagavome. O tai, pažiūrėk ten. Jį galima matyti gaudyklėje. Oho, pagavome tiek daug žuvų. Gerai, reikia perkirpti gaudyklę. Pažiūrėkime, ką gavome.
Iškart matau kažką neįprasto. Ateik čia, draugė. Mes bandome tave išgelbėti. Štai čia yra mažas platininis raudonuodegis šamas. Aš tiesiog drebu dabar. Tai taip šaunu. Tai tikriausiai brangiausia žuvis, kurią iki šiol pagavome. Jei manėte, kad trumpakūnis raudonuodegis šamas yra retas, ši dar retesnė. Gerai, bet turime jį įdėti į kibirą. Gaudyklėje dar daug žuvų. Pažiūrėkime, kas čia? O dieve, ar tai kažkokia ungurys? Oi, jis panikuoja. Nusiramink, nusiramink. Palaukite, žinau, kas tai yra, vaikinai. Tai iš tikrųjų vadinama virvinių žuvimi. Ir kaip ir plaučių žuvys, šios žuvys iš tikrųjų gali kvėpuoti oro ir jos gali išgyventi be vandens labai ilgą laiką. Ir taip, jos atrodo tiesiog beprotiškai, tarsi iš priešistorės. Mes iš tikrųjų tokios nesame pagavę jau daugelį metų, taigi nesitikėjau to. Ar rimtai, Helena, gaudyklėje dar tiek daug žuvų? O dieve, gerai, turime paskubėti. O dieve, negali būti, esu tikras, kad žinote, kas tai yra. Tai yra mažas gunčio šamas ir kaip ir valigo šamas, kurį pagavome anksčiau, ši žuvis taip pat yra žmogėdra, galinti užaugti iki 12 pėdų ilgio. Ir baisiausia jų dalis yra ta, kad jie turi eiles atgal nukreiptų dantų, kaip ryklys. Taigi tikrai nenorėtum, kad tave įkastų ši žuvis. Iki šiol visos žuvys, kurias radome spąstuose, buvo tos, kurias jau esu pagavęs anksčiau. Tačiau tai, ką radau vėliau, buvo visiškai kas kita. Galiu klysti, bet esu beveik tikras, kad tai yra gėlavandenė barakuda, o šios žuvys yra labai agresyvios. O tai, pažiūrėk į tai. Pažiūrėk į jų dantis. Tai baisu. Au, au, o, jis ką tik mane įkando. Tai nelabai malonu. Mes juk tave gelbstime. Au, au, gerai, žinai ką, keliauji į kibirą. Pažiūrėkime, ką dar čia turime. O, dar yra kelios didelės žuvys. O, žinau, kas tai yra. Tai yra pjūklaudegė šamė. O dieve, jis tiesiog nuplaukė. Jis grįžo atgal į baseiną. Ne, man reikia tinklo. Taip, kaip matėte, pjūklaudegė šamė šoko atgal į apleistą baseiną. Na, praleidau daugiau nei 15 minučių bandydamas jį pagauti, kai staiga nutiko štai kas. O dieve. Elena, ar filmuoji? Aš jį pagavau. Pagavau tą pjūklaudegę, kurią ką tik buvome praradę. Gerai, tu keliauji į kibirą, kol vėl nepabėgai. Po to pavyko rasti dar kelias žuvis mūsų spąstuose, įskaitant šią kamaninę šamę ir itin retą raudoną omarą. Na, įdėjus abu į kibirą, manau, drąsiai galima sakyti, kad pirmasis žuvų spąstas tikrai buvo sėkmingas. Tačiau dar turime 2 spąstus ir žuvys tik dar labiau siautės. Gerai, štai ir viskas, vaikinai, laikas ištraukti antrąjį žuvų spąstą. Jaučiu, kad šis spąstas daug sunkesnis, pažiūrėkim, ar ką nors pagavome. O dieve, Helena, pažiūrėk, mūsų žuvų spąste tiek daug žuvų ir matau daug albinosų. Tai beprotiška, gerai, atidarom. Čia tiek daug žuvų, o dieve. O, ši labai didelė, Helena, pažiūrėk. Ši čia vadinama Endlicherio bišerių, tai didžiausia bišerių rūšis pasaulyje. Patikėk ar ne, šios žuvis gali užaugti net iki 3 pėdų ilgio, kas yra beprotiška. Bet dabar, kaip matote, jis dar tik mažas kūdikis, taigi įdėsime jį į kibirą. Turime tęsti toliau. Čia dar tiek daug žuvų. Oho, kas čia per dalykas, vaikimai? Čia kažkas albinosas, palaukit. Žinau, kas tai yra. Tai ten yra albinosinis koridorasas. Tokio žuvies nebuvau radęs jau daugelį metų. Nesitikėjau to. Palaukit, bet spąstuose yra dar kažkas daug beprotiškesnio. Tai dar viena šamų rūšis, bet ši yra daug retesnė. Ji vadinama botaguodegiu šamu. Ir kaip matote, jie atrodo kaip tikri ateiviai. Na, tik pažiūrėkite į tą veidą. Tai taip šiurpu. Ho, bet šis tikrai yra didžiausias, kokį esu matęs. Paprastai jie būna tokie maži. Po to maniau, kad jų niekas nebegali būti keiščiau, bet kai toliau ieškojau spąstuose, radau vieną rečiausių žuvų, kokią esu kada nors aptikęs. Kas čia per dalykas, Helene? Pažiūrėk, ką tik pagavome. Atrodo, kad tai albinosinė pūslėžuvė. Net nežinojau, kad tokias egzistuoja. Niekada anksčiau nemačiau. Oho, tai tikriausiai labai reta. Gerai, dabar ieškau internete ir yra tik viena svetainė, kuri ją parduoda. Ir ji įvertinta $10 000. Helen, mes ką tik laimėjome tikrą žuvų loteriją. Bet rimtai, manau, kad tai gali būti rečiausia žuvis, kurią esame pagavę šiame kanale. Tiesiog neturiu žodžių, net nežinau, ką pasakyti. Tiesiog džiaugiuosi, kad jis gyvas. Ar gali įsivaizduoti, jei aba peilžuvė būtų jį suėdusi? Tai būtų buvęs $10 000 patiekalas. O kad suprastumėte, kokia reta ši pūslėžuvė, jei YouTube ieškosite albinosinės pūslėžuvės, nerasite ne vieno vaizdo įrašo, kuriame ji būtų. Taigi taip, ši žuvis yra labai ypatinga ir dėl to aš ją įdėjau į atskirą kibirą. Taip niekas jos neužpuls. Po to žuvų gaudyklėje radau dar kelias žuvis, įskaitant labai įdomią perlinį guramį ir šią paslaptingą žuvį, kurios dar niekada nebuvau matęs. Vaikinai, aš visiškai nežinau, kokia tai žuvis. Viskas, ką žinau, tai kad jie atrodo labai brangi. Būtinai parašykite komentaruose, jei žinote, kas tai per žuvis. Bet manau, kad tai buvo paskutinė žuvis gaudyklėje. Ir manau, drąsiai galima sakyti, kad ši gaudyklė buvo kur kas beprotiškesnė nei pirmoji. Tačiau mums dar liko viena gaudyklė, kurią turime patikrinti, ir tai paskutinis mūsų šansas pagauti tą pabaisą aba. Taigi nuėjau ir ją ištraukiau.
Ir iš karto pastebėjau keletą didžiausių ir rečiausių žuvų, kurias iki šiol esame pagavę. Ir kai geriau įsižiūrėjau, taip pat pamačiau žuvį, kurios visą šį vaizdo įrašą ieškojome. O dieve, negali būti Helenė, pažiūrėk į tai, mes pagavome pabaisą Abą. Aba, mes tikrai tai padarėme. Ir ji daug didesnė, nei maniau, kad bus. Pažiūrėk, kokio dydžio ši žuvis. Bet mes pagavome ne tik Abą, bet ir daugybę kitų tikrai beprotiškų žuvų. Pažiūrėk į tai. Tai albinosinis eršketas. Šios žuvys yra itin retos. Manau, kad iki šiol buvome pagavę tik vieną, bet ši yra daug didesnė. Pažiūrėk į ją. Ji tiesiog kaip tikras gyvas dinozauras. Gerai, įdedam ją į vonelę. Spąstuose dar yra daug daugiau žuvų. Panašu, kad pagavome ir šitą vaikiną. Tai milžiniška klauninė peilžuvė. Šios žuvys labai panašios į Abą, tik nėra tokios agresyvios. Bet žmogau, jis vis tiek turi labai aštrius dantis, turime būti labai atsargus. Gerai, pažiūrėkime, kas dar čia yra. Oi, o dieve, Abą, beveik jūs įkando. Gerai, tai buvo šiek tiek baisu. Čia dar yra viena žuvis, bandau ją ištraukti, bet nenoriu netekti piršto. Štai, pagavau ją. O dieve, pažiūrėkite į šitą žuvį, vaikinai. Ši čia vadinama puošnioji bišerė ir jos yra vienos rečiausių visame pasaulyje. Jos neužauga tokios didelės kaip kitos anksčiau rastos bišerių rūšys. Iš tikrųjų, manau, kad tai didžiausia, kokią esu matęs. Taigi, tai tikrai puikus radinys. Po tos spąstuose liko tik viena žuvis ir būtent jos mes ieškojome visą šį vaizdo įrašą. Gerai, vaikinai, atėjo momentas, kurio visi laukėte. Turiu būti labai atsargus laikydama šią žuvį. Yra žinoma, kad jos gali nukasti žmonėms pirštus. O dieve, štai pagavau jį. Gerai, ramiai, prašau, nekask manęs. Ar juokauji? Pažiūrėkite į šios Abą pilžuvės dydį, vaikinai. Tai tikriausiai didžiausia, kokią esu matęs. Kaip žinote, mes jau turime vieną tokią kaip augintinį, bet ji yra gerokai mažesnė. Ši yra tiesiog dvigubai didesnė už ją. Iš pirmo žvilgsnio šios žuvys neatrodo tokios pavojingos, bet tai, kas jas daro itin pavojingomis, yra jų didelis intelektas. Jos žinomos tuo, kad puola ir žudo kitas žuvis vien dėl pramogos. Taigi, jei turite tokią žuvį kaip augintinį, ją reikia laikyti akvariume visiškai vieną. Na, sprendžiant iš to, kokia ji didelė, mums prireiks milžiniško akvariumo. Bet jei prisimenate, anksčiau vaizdo įraše radome mažąją Abą. Abą, vadinasi, šiame apleistame baseine turi būti daugiau nei viena didelė. Taigi, nors ir pagavome vieną iš jų, nemanau, kad ši gelbėjimo misija baigta. Jei norite, kad sugrįžčiau, paspauskite patinka ir palikite komentarą po šiuo vaizdo įrašu. Bet dabar aš eisiu ir pastatysiu šiai žuviai milžinišką akvariumą ir tikiuosi, kad neprarasiu piršto pakeliui. Na, o mes pasimatysime kitame vaizdo įraše. Iki!